Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Sutikite, juk kartais taip miela ir jauku tarptautinės komercijos jūroje išvysti lietuvišką animacinį filmą, tačiau tokių unikalių savitų darbų per metus sukuriama vos keletas. Todėl natūralu, kad konkuruoti plačioje pasaulinėje rinkoje lietuviams animatoriams nėra lengva. Taip, tai yra vienas iš brangiausių menų. Na, jis maždaug analogiškas kaip ir vaidybinio kino gamybai, kadangi reikalauja daugybės žmonių pastangų, kelių menų sąsajų ir autoriai, norėdami realizuoti savo sumanimą, turi iš tiesų gauti nemažą biudžetą tam filmui realizuoti. Ir daugeliui iš tiesų, tie, kurie kuria trumpametražius filmus, tai yra labai sunkus darbas ir nėra taip lengva, sakykime taip, surasti finansavimą, gauti paramą arba surasti bendrą, kurie kartu gamintų bendrą autorių, bendrą koprodukcijos partnerius. Lietuvos animacijos industrijoje darbuojasi kelios dešimtys entuziastų, tačiau didžioji jų dalis dirba reklaminėse komercinėse studijose, o kuriančių mums visiems suprantama tikrą animaciją yra labai mažai – vienetai. Paradoksalu, tačiau kaimyninėse šalise į animacijos meną žiūrima kur kas palankiau nei pas mus. Taip jau istoriškai susiklostė, kad Lietuva neturėjo gilių animacijos tradicijų, neišsikovojo tokių pozicijų kaip Estai, Latvija ir Lenkai. Natūralu, kad tų šalių kūrėjai gauna keliskart didesnį valstybinį finansavimą. Pernai metais, galbūt tai buvo čia krizės kažkokia tai įtaka ar padarinys, nebuvo finansuota nei vieno animacinio trumpametražio filmo gamyba. Ir tai atsiliepia ypatingai šio žanro specialistams, autoriams, žmonėms, juk kasmet reikia sukurti naujus darbus, naujus filmus. Ir jeigu tai nevyksta, tai tiesiog vyksta toks, sakykime, žanro genocidas ar degradacija, tiesiog jo skilimas ir aižėjimas. Ir toks suvokimas televizinis, kuris egzistuoja visose pasaulio šalyse, kad televizija, turėdama savo nacionalinius autorius, kuriančius produkciją, vaikam gali puikiausiai uždirbti. Jisai neegzistuoja šiuo metu Lietuvoje. Su vaikų filmais, su vaikų laidom televiziniam puikiausiai gali konkuruoti ir ieško, ištisai prašo, kur nuvažiuoja į mugę. Gal jūs turit kokių įdomių projektų vaikam? Gal jūs turite filmų, gal jūs turite tam tikras programas sudarę vaikam, kurie būtų mažiukai vaikam, edukaciniai kažkokie projektai, pažintiniai. Mes sako, neturim, nes mūsų šalyje nėra įstatymiškai kalbama apie tai, kad televizija nacionalinė turėtų paremti lietuvišką nacionalinį, pavyzdžiui, serialą vaikam. Aišku, kad ir nedideliais pinigais. Todėl, kad šita sąlyga leistų mums ieškoti partnerių užsienį. Todėl, kad švedai, pavyzdžiui, kaip gerai, jūs darote, mes labai norime. Bet jeigu mes neturime savo rėmėjų Lietuvoje, kurie mus paremtų, mes negalim su tai švedais bendrauti. Nors jie su malonumu pirktų mūsų idėją. Įsivaizduojate, ir mes esam tokiam užburtam rate, tai jau tęsiasi daugybę metų. Režisierė Jūratė Leikaitė animacijos srityje darbuojasi jau 20 metų. Menininkė išgyventi ir sėkmingai įgyvendinti sugalvotus projektus padeda tai, kad jis sugeba atlikti daug funkcijų. Ne iš gero gyvenimo režisierė tampa ir dailininkė, ir scenarijaus kūrėja, pagaliau ir prodiuserė, užsienyje intensyviai ieškančia partnerių. Jeigu tu tik tai animatorius, tai tada sunku, bet šiaip lietuviai pasižymi to, kad jie yra visų galų meistreliai ir sugeba daugybę dalykų daryti. Tai yra animatorius. Dažnai būna labai puikus iliustratorius knygų, arba būna puikus dailininkas, galintis parduoti savo paveikslus, arba tarp jų yra tokių, kurie mėgsta keliauti po užsienį ir nebijo susikrauti mantą ir išvažiuoti paieškoti darbo prie užsienietiško kokio projekto. Tai tokiu būdu animatoriai išgyvena, neprarasdami savo to išskirtinio talento ir išskirtinio sugebėjimo. Tačiau animatorių rinkoje ne vien tamsios spalvos. Kaip ir jų spalvingoje kūryboje, realus menininkų gyvenimas kartais nušvinta šviesesnėmis spalvomis. Kaip ir šis režisierės margaspalvis apdaras, primenantis vieną menininkę sukurtą animacinį filmą. Lietuvių kūryba domisi užsieniečiai, mūsų animatoriai tarptautinėse konkursuose laimi apdovanojimus, suranda bendraminčių ir partnerių. Mano sunaitėlis, mano
iš mūsų kaip paukštelis išlakiai. Jūratė Leikaitė nekantraudama laukia, kada į tarptautinius vandenius išplauks naujausias jos darbas Taip laima lėmė. 15 minučių animacinis filmas, kurio ištraukas dabar ir matote. Mistinės lietuvių mitologinės laumės ir deivė laima nulėmė žmogaus gyvenimą. Vienam tenka turtai ir džiaugsmas, kitam vargai ir nesėkmės. Filmas gana sudėtingas ir labai neblogai buvo sutiktas Lietuvoje, jau laimėjo ir prizą čianai už praeitų metų geriausią filmą lietuvišką animacinį. Dabar ruošiame į tarptautinę rinką, į filmo gyvenimas pasaulyje. Manome, kad turėtų pasisekti, nes daug kas labai trokšta ir nori tokių unikalių, tautinių, kažkokių nacionalinių, stilistinių sprendimų. Ir daug tikiuosi šito filmo. Labai džiaugiuosi muzika, kuri čia yra parašyta neblogai ir labai sukuria tokią dvasingą nuotaiką. Animacinių filmų prodiuseriai labai inicijuoja tą vadinamąją sklaidą savo filmų. Štai pernai metais net 2 režisierių, tai Jūratės Leikaitės filmas Mažosios pasakėlės, kuriame surinkti animaciniai filmai vaikams, ir Iljos Bereznicko Baubas ir kompanija. Vat štai jau 2 diskai, DVD diskai pasiekė žiūrovus ir tikrai aš manau, kad tai yra didelis žingsnis, kad mus pamatytų. Valentas Aškinis toliau organizuoja animacinių filmų festivalius Tindirindis ir populiarina šį Lietuvoje primirštą meną. O Jūratė Leikaitė taip pat nesėdi vietoje ir jau kuria naują filmą apie deivę Austėją. Režisierė tikisi, kad ir šiam projektui kaip nors pavyks rasti finansavimą, nors ilgametę patirtį sukaupusi menininkė puikiai supranta, kad tai padaryti bus labai sunku.